Tačiau net pavirtus paukščiu, tu klausai manęs, ar yra dar vilties. Aš sakau, kad nėra. Tavo gera mergaitė suklydo. Ir dabar vėl yra kaip yra. Pabandyk pasikeist, arba mirti iš pavydo. Juk mūsų meilės miestą užklojo debesys, užklojo seniai. Negrįšiu, kai bekviestų, negrįšiu tais neapgalvotais keliais. Tu klausai manęs, ar yra dar vilties. Aš manau, kad nėra. Tavo gera mergaitė suklydo. Ir dabar vėl yra kaip yra. Pabandyk pasikeist, arba mirk iš pavydo. Jei dar nežinai, mergaitė tavo gera, mergaitė tavo gera suklydo. Dabar yra kaip yra, yra kaip yra. Gali numirti iš pavydo. Augustė ir Viktorija. Daina, ypatingai kai būsų jūsų duetas, buvo vietomis jūsų intervalas tiesiog nedėrėjo. Dėl ko jis nedėrėjo? Man atrodo, kad pas pačią tiesiog buvo daug problemų su intonavimu. Tu šiek tiek pastoviai žemini. Ir tas buvo girdėti per pačią netgi repeticiją. Ir tas dalykas nepakito iki dabar. Tiesiog siūlyčiau rinktis. Augustė. Kaip? Augustė. Augustė, taip, Augustė. Augustė girdėjo, ar ne? Donatas Montvydas. Merūnas. Buvo labai, manau, sunku Augustė. Šiaip momentais, kai dviem balsais reikėjo dainuot, reikėjo išlaikyti tonaciją ir tas neišsimušimas, laikyti save buvo labai sunku. Tokios klaidelės gal labiau dėl spaudimo, gal dėl sukilusio kvėpavimo atsirado tas neintonavimas, ar begalinis jaudulys su savim nesusidorojimas. Bet visa tai yra pataisomai. Čia tai vienas laiptelis į tą, nežinau, Olimpo kalną. Nereikia labai stipriai nusiminti, nes viskas yra pataisoma. Teko man girdėti labai beviltiškų muzikantų, kurie dabar, garsina mūsų Lietuvą. Tai viskas, niekas nėra prarasta. Augustė. Už Augustę. Viktorijai reikės dar vis dėlto su jauduliu susitvarkyti. Paklausykime, ką pasakys Arūnas Valinskas. Man tai buvo panaši tokia kaip gėlių dvikova, nes taip žibuoklė ir snieguolė. Ir net gražu klausytis. Aišku, labai daug žadėjo snieguolės pradžia, bet po to šiek tiek tie žiedlapiai išsisklaidė, kaip ir tos viltys. Būdamas Katažinos vietoje rinkčiausi vis dėlto žibuoklę. Šį vakarą jinai buvo kur kas ryškesnė vokaliai, bet tai linkiu snieguolė nenuvist. Ačiū. Dėkojame ir Katažina, dabar tavo komentarai, ir žinoma, pats nelengviausias apsisprendimas. Pirmiausia, labai žaviuosi jumis. Jūs tokias mielos, tokios kuklios, kas man dar labai patinka mano komandoje, ypatingai dabar kalbant apie jūs, tas jūsų kuklumas, nuoširdumas, ta šypsena, kuri nedingsta, bet kokiu atveju, kaip bebūtų. Jūs padarėt viską ir man taip gera buvo klausytis, bet Viktorija, vis dėlto tau ta problema neintonavimo pakišo koją. Tik būk gera, neužriesk nosies ir lik tokia nuoširdi su šypsena. O šį vakarą aš renkuos Augustę.
buvo. Dabar baisiau negu prieš tai. Ar kas nors kviečiate šią žavę merginą į savo komandą? Jeigu taip, spauskite mygtuką. Deja, nei vienas iš jų nepaspaudė mygtuko, o šiandieną mes tau karštai plojame ir sveikiname, kad buvai Lietuvos balse. Ačiū. Kokia atbėta šaunuolė, kad sutvarkiai su jauduliu, tik nepavyko galbūt tiek išpildyti, kiek norėjai, bet viską turi tokį potencialą, išnaudok, būk gera. Gerai, sėkmės.